Mums greitai 25. Ta proga mes ruošiame ir pagaliau paruošėme jums ypatingą dovaną. Užsisakykite Baltikum skaitmeninę televiziją, išsirinkite teminį TV paketą ir 25 mėnesius žiūrėsite jį nemokamai. Baltikum, dovanų maratonas tik prasideda. Pirmadienio vasario 10 dienos laidoje. Padovanota arena gerokai kilstelėjo savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio turto vertę, tačiau vis nesiseka parduoti jau nebenaudojamų švietimo įstaigų. 30 Kėdainių rajono sveikuolių nerdami į eketę giria puikų orą ir atgaivinantį vandenį. Savaitės nusikaltimų ir nelaimingų įvykių apžvalga. Savivaldybės administracijos turto valdymo skyrius informavo, jog 2013 metais savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio turto skaičiuojama už 276 milijonus 824 tūkstančius litų. Tuo metu, kai 2012 metais buvo už 252 milijonus 324 tūkstančius litų. Taigi, dėl naujai įsigyto, pastatyto, rekonstruoto ar renovuoto turto jo vertė padidėjo 24 milijonais 500 tūkstančių litų. Tai yra beveik 10%. Didžiausia dovana savivaldybei buvo uždarosios akcinės bendrovės Lifosa neatlygintinai perduota 18 milijonų 440 tūkstančių litų vertės Kėdainių arena su įranga ir inventoriumi. Taip pat 2013 metais perimta už 404 400 litų vertės kito turto, kurį sudaro inžineriniai tinklai Dariaus ir Girėno gatvėje 2, mokykliniai autobusai, universali dirbtinės dangos sporto aikštelė prie Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos, muzikos instrumentai ir tautiniai rūbai. 2013 m. gruodžio 31 dienos duomenimis savivaldybė turėjo 6 uždarųjų akcinių bendrovių 6 milijonus 19 tūkstančių 469 akcijas, kurių vertė 59 milijonai 783 tūkstančiai litų. Buvo 19 viešųjų įstaigų dalininkė perdavusi joms turtą natūrą 2 milijonų 389 tūkstančių vertės įnašų pinigais ir turtu. Tačiau parduoti aukcionuose nebereikalingas švietimo įstaigas bei kitus pastatus turto valdymo skyriui sekasi sunkiai. Į privatizuojamų objektų sąrašą įtraukiami savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingi ir netinkami nekilnojamo turto objektai. Šį sąrašą tvirtina savivaldybės taryba, viešus aukcionus organizuoja administracijos direktorius paskirta komisija. Kaip žinote, mūsų šalies, o taipogi ir mūsų rajono demografinė situacija nėra gera, mažėja mokinių skaičius, tad lieka vis daugiau nenaudojamų švietimo įstaigų pastatų. Juos numatome privatizuoti. Kaip tik šiemet skelbsime Kunionių, buvusios Kunionių pagrindinės mokyklos, Lančiūnavos buvusio darželio patalpų aukcionus, privatizuoti rengiama Plinkaigalio mokykla. Pernai privatizavimui buvo parengta 12 objektų. Buvo keletą kartų skelbti vieši aukcionai, parduoti 5 objektai, tai yra avariniais pripažinti negyvenamieji pastatai Daumantų, Slikių, Šlapaberžės kaimuose, taip pat Kėdainiuose Mickevičiaus gatvėje. Už minėtus objektus į privatizavimo fondą buvo gauta apie 50 tūkstančių litų. Vis nepavyksta privatizuoti buvusios infekcinės ligoninės pastato Budrio gatvėje 5, kuris dabar parduodamas nugriauti. Šių metų pradžioje taip pat jau skelbėme 5 objektų aukcionus, tačiau tenka apgailestauti, kad neatsirado pirkėjų ir ne vienas objektas nebuvo parduotas. Kovo ar balandžio mėnesį skelbsime dar 10 objektų aukcionus, pardavinėsime avariniais pripažintus butus mieste Daukšos ir Elevatoriaus gatvėje, taip pat Krakių miestelyje, Jakšių kaime, buvusias mokyklas Kunionių, Vaidatonių, Gudžiūnų miestelyje ir buvusias darželio patalpas Lančiūnavos kaime. Informacija apie aukcionus bus skelbiama vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje.
Vasaris sveikatingumo mėnuo, kuriuo metu tradiciškai organizuojama sveikatos grūdinimosi diena, kuomet susirinkę sveiko gyvenimo būdo propaguotojai mankštinasi, mokosi meditacinio bėgimo ir maudosi ledinėje eketėje. Tačiau šiemet kalbinti sveikuoliai tikino, kad oras ir vanduo gana malonus, o aktyvus laisvalaikio praleidimas suteikia energijos ir žvalumo. Iš tikrųjų, vanduo pats tas. Galėtų būti, aišku, biški minus kokį 10 šalčio, nes šilta taip kažkaip. Fainai pabėgam, palakstam. Simaudai, jau kai ne pirmi metai, jau 4, tai tikrai, kad atstovauju šitam būrelį. O tik tai per šventes dalyvauju, ar su klasiokai sugalvojat ką nors ar pabėgiot? Šiaip būna irgi, kad su draugais palakstam, krosiukus, viską, taip apšilimą, pasidarom, stadionai, viską. Bet taip draugai pasiūlė, va čia draugas vienas pasiūlė, sako, va, yra čia toks dalykas, atstovaut būrelį, sakau, gerai. Kaip ta diena pasikeičia, sakykime, jeigu pasportuoji? Toks jautiesi vikrus, toks laimingas, toks nuotaika, viskas tvarkoja. Taip, gerai, taip. Jau kažkur 5 sezonas. Taip. O privalumai tai kas organizmas visai kitaip reaguoja į temperatūrų svyravimus. Lygos nepuola. Visas gyvenimo būdas kitaip atsiliepia. Pats prie namų turiu eketę, tai kokius 2-3 kartus. Taip, žiemos metu. Per metus? Jo, per sezoną. Žiemos kiek čia. Keli mėnesiai. Po 2-3 kartus savaitę taip pasibėgu savo malonumui. Ar turėjot kažkokių problemų, ar šiaip susidomėjot, hobis? Hobi, galima sakyti. Sveikos gyvensenos kėdainiečius mokęs Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentas Eligijus Valskis tikino, kad dauguma žmonių net nepabandę sveikatinimosi procedūrų peikia jas, nors tai yra vienintelis sveikatos garantas. Nors reikalaujantis nemažų pastangų. Labai geras parodomasis toks renginys, oras labai nuostabus, šiltas, sakyčiau, net per daug, nenorisi atgal šokti į eketę, dar to impulsą, to viesos nepajutume per tą trumpą įsimaudimą. Ta propaganda labai reikalinga, nes tas siaubas keliamas žmonėse, medikai dažnai nugastauja, čia per daug kažko susiserga, nieko panašaus neįvyksta, per keletą sekundžių įsimaudimo ir sėkmingai mes vykdome 25 metai, asmeniškai maudausi, tai nė kartą jokių nebuvo komplikacijų dėl šito. O buvo tik tai tiek, kad prie mašinai, prie kondicionieriaus vasarą apsargė arba skersvės namuose, sėdint namuose. O čia ir pabėgėjo, pamokėme bėgant teisingo bėgimo, kad kvėpuotų per nosį, šaltas oras be to ir atitinkamai kojas dėti, atsispirti pėdą, pirštų galais pėdos ir kartais bėga save apsunkinę, vargsta, paskui nebenori bėgti, bet yra lengva, kai tu moki paskirstyti, kaip sakant, krūvį ir moki atsipalaiduoti bėgant, kaip bėgikai sako, ilsėtis bėgant. Va reikia kai kurios ramių grupės atpalaiduoti ir tik minimaliai įdarbinti tai, ką reikia. Tada stimuliuoja širdies kraujotaką, įkvėpavimo sistemas. Ir pradžioje čia buvo grūdinimasis oro. Ir tas apšilimas paskui nejauti visai skirtumo beveik. Vėsiu oru bėgant, kad net keista. Tai įlipė, atrodo, laukia, kada tas šaltis įsismelks į kaulus. Ir labai paprasta. Ir čia yra tik tais baimės faktorius. Jeigu tu jį nuėmėjai, įlindai, išlipai kaip nuo žąsies vanduo. Tai to ir palinkėčiau visiems jaunimui ir suaugusiems gerų metų, neužmiršti, o nuo pavasario pradėti grūdintis ir į kitus metus įvažiuoti jau su pilnu pasirengimu, atsparumą įgijus šalčiui, vėjui, negandoms. Labas vakaras. Per praėjusią savaitę policijos komisariate pradėta 14 ikiteisminių tyrimų, daugiausiai 12 dėl vagysčių. Šiaulių miesto gyventoja atvykusi į sodybą Siponių kaime pamatė, kad ji apvogta. Vasario 8-ąją moteris pastebėjo, kad įsibrauta į gyvenamąjį namą ir iš jo pagrobta 20 kg lašinių, televizorius, 6 medaliai, priedėlis, putojantis vynas bei saldainiai. Padaryta 1839 litų žala. 1981 metais gimęs vyras sulaikytas vaistinėje, kur pavogė vitaminus. Vasario 9-ąją 12 val. Kėdainiuose Jono Basanavičiaus gatvėje prekybos centre esančioje vaistinėje vyriškis pavogė vitaminų už 300 litų. Policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios senolės.
80-metė moteris iš savo namų Pernaravos seniūnijoje Žostautėlių kaime išėjo šių metų vasario 5-ąją ir iki šiol negrįžo. Jadvygos Vaičiulionienės požymiai. Ji yra 1,60 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Buvo apsiavusi rudais guminiais batais, mūvėjo tamsiai rudas kelnes, apsivilkusi languotą juodai baltą paltą. Ypatingas moters požymis – ant nosies matomas senas randas. Visus žinančius apie šios moters buvimo vietą prašome skambinti telefonu 112 arba 68 725. Antradienio Rinkos aikštėje skaitykite rašinį apie tai, kaip buvo pagerbtas pirmojo Lietuvos savanorio Povilo Lukšio žuvusio 1918 metais atminimas. Čia ir įdomi publikacija iš užsienio kartais skrendama ne savo norų, kurioje rašoma, kad per pastaruosius 3 metus iš užsienio valstybių buvo pargabenta 17 žmonių. Jų ieškojo Kėdainių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyrius. Apie užsienyje pasislėpusiųjų paiešką ir jos specifiką pokalbis su šios skyriaus tyrėja Jurgita Janušauskienė. Rubrikoje Verslo pulsas įdomus pokalbis su naujuoju bendrovės Kėdainių grūdai direktoriumi Vytautu Ašaka, pasakojančiu apie darbą šioje įmonėje ateities perspektyvas. Vadovas savo naująją patirtį palygina su įgyta viename iš didžiausių šalies bankų, kuriame jis dirbo 12 metų. Skiltyje Aruodas žemdirbiams aktuali informacija apie žemės pardavimą, paramą galvijų augintojams, o laikraščio priede Gyvenimas margas rasti įdomų interviu su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje studijuojančia kėdainiete Justina Savickaitė, pasakojančia apie pasirinkimą tapti kariūne. Prenumeruokite didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė, kuriame naujausios krašto žinios, aktualijos, problemų sprendimai, pokalbiai su įdomiais žmonėmis ir daugybė kitų įdomių temų, naudingų patarimų bei gausybės skelbimų. Visiems, kam daugiau nei 3 ir kas mėgsta animaciją, Baltikum skaitmeninė TV pristato naują teminį paketą vaikams, kuriame net 3 naujos Disney programos. Pasakiškas animacijos kanalas mažiesiems, vaidybiniai serialai paaugliams ir nuotykių bei superherojų pilnas skaitmeninis pasaulis. Leiskitės į nuotaikingą kelionę po animacijos pasaulį. Visa šeima. Užsisakykite vaikų teminį TV paketą, dalyvaukite Baltikum loterijoje ir laimėkite firminės Disney dovanas arba pagrindinį prizą Blu-ray vaizdo leistuvą. Baltikum skaitmeninė TV. Pramogos visai šeimai. Vasario 16 diena Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje 12 val. Mišių auka už Lietuvos valstybę. Po mišių Kėdainių miesto Kauno gatvės ir Dotnuvos gatvės kapinėse Lietuvos savanorių karių pagerbimas. 14 val. Kėdainių kultūros centre Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso sidabro vainikėlis paroda. Paroda Kėdainiai 1918–40 metais. Šventinis koncertas ir Aš dalelė Lietuvos esu su Vytauto Didžiojo universiteto studentų tautinių šokių ir dainų ansamblių Žilvitis. Kėdainių kultūros centre 17 val. Vytauto V. Landsbergio filmas Trispalvis – susitikimas su autoriumi. Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje. Vasario 16 dieną sekmadienį, valstybės atkūrimo dieną šventos mišios už tėvynę 12 val. Informaciją pateikė Kėdainių Švento Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius. Vasario 23 16 val. Kėdainių kultūros centre gyvo garso jubiliejinis 50 metų scenoje Stasio Povilaičio su grupe koncertas. Bilietų kainos 25 ir 30 litų. Bilietus galima įsigyti Bilietai LT ir Kėdainių kultūros centro kasoje. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.
Sportinių šokių elitas Kėdainių arenoje. Vasario 15 dieną Lietuvos standartinių sportinių šokių čempionato finalai ir tarptautinės Lotynų Amerikos šokių varžybos Kėdainių krašto tauriai laimėti. Šokėjams ir jums gros valstybinis pučiamųjų orkestras Trimitas. Renginio globėjas Kėdainių rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas koncernas Vikonda. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Bilietais prekiauja Ticket Market. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.